O jeigu ne prieš, rašysiu. Taigi, sugalvom tokį stichijų žaidimą, kuriame yra žemė, ugnis, vanduo ir oras. Ir jisai buvo sukurtas tam, kad atgauti vaikų dėmesį. Realybė tokia, kad vaikai labai daug žaidžia namuose, aplamai jų dėmesį paima ne tik kompiuteriniai žaidimai, bet kokie ekranai. Tai ir visokie filmukai ir taip visoks apdorotas turinys. Tai jie kaip ir neturi tokių palankių sąlygų dėmesį lavint, neturi sąlygų koncentruoti jį. Ir mes ir mokykloje, ir namuose, kai norim kažko vaikus išmokyti, turim tokią konkurenciją su tais dalykais, kurie tokie kaip išoriniai dirgikliai visur pasaulyje. Todėl mes ieškom būdų, kaip be ekranų, kaip padaryti, kad vaikai labiau įsitrauktų. Čia vienas iš būdų. Taip. Tai galvojam, kaip vaikus įtraukti ir motyvuoti. Ir vienas iš seniausių būdų tai yra žaidimas. Per žaidimus mokosi ne tik žmonės, bet ir gyvūnai mokosi, jūs žinot. Ir sugalvojom, kad tai gali praversti ir mums. Tai, kaip jūs supratot, mokslo metų pabaigoje organizuojame ekspediciją. Jinai bus birželio mėnesį kažkur. Ir kas yra smagu ir įdomu vaikam, kad tai mes neuždarom jų svajonių į tokį narvelį, kur iš karto aišku, o kur bus ta ekspedicija. Mes norim iš tos situacijos išspausti kiek galima daugiau, kad jie svajotų visų metų eigoje apie tuos dalykus. Svajotų, domėtųsi, sektų, kad jiems rūpėtų ir panašu, kad mums pavyko tai. Taigi pasižiūrėkime. Žaidimo elementai. Iš esmės tai yra du tokie elementai. Vienas tai elementas toks, vaikai nežino, kokiu atstumu nuo patirčių slėnio galėtų būti tas ekspedicijos tikslas, kur mes galim nuvažiuoti metų pabaigoje. Tai jisai priklauso nuo mūsų rezultato. Tai galima sakyti, prieš kokias 2-3 savaitės iki išvykimo mes tik tada fiksuojam jau tikslą, susitariam su vaikais, koks tas tikslas bus. Jis gali būti netoliau negu tas spindulys apibrėžtas aplink patirčių slėnį, bet mažiau gali būti. Tai pernai buvo surinkta 400 km, jeigu aš neklystu, bet buvo pasirinkta Ryga, kuri mažiau negu 400 km, bet vaikai nusprendė, kad Ryga bus ok. Ir antras dalykas, kuris yra žaidiminis elementas, kuris jiems irgi rūpi, nežinau kas daugiau, tai yra kiek kišenpinigių kelionėje turės vaikas. Bet kokiu atveju vaikus, kai išleidžiam į tokią kelionę, bet kokiu atveju duodam kišenpinigių, kad jie galėtų nusipirkti kažkokių, tai ten, nežinau, ten popkornų, saldumynų, kažkiek tai kažko. Gali turėti vaikas savo pinigų. Ir mes labai už tai, kad jisai būtų savarankiškas. Tai jisai gali tuo pačiu žaisdamas, domėdamasis ir gaudamas žetonus už svarbius dalykus, kurie svarbus mokykloje, jis gali taip pat ir gauti tam tikrą materialę tokią išraišką per pinigus. Ten nelabai daug tų pinigų gaunasi, bet vis tiek gaunasi, kad jam vis tiek pliusas, o ne minusas. Visai įdomu. Pernai buvo tas mūsų ekvivalentas piniginis didesnis, šiemet stipriai sumažinom, 2,5 karto sumažinom, kad nebūtų, kad nesakytų, kad mes dėl pinigų mokinamės. Tas pinigų net toks mažai liko, bet vis tiek jiems patinka ir vis tiek geriau negu nieko. Taigi, du tokie elementai. Kiek kilometrų, nežinom kiek kilometrų, reiškia mūsų surenkami tie vadinami žetonai į kilometrus pavirsta ir į kišenpinigius. Tai kilometrai. Mes turim ant sienos žemėlapį, paskui parodysiu. Ir brėžiam, vaikai patys brėžia atstumus
spindulius aplinkui. Brėžia spindulius ir stebi, kur mes galim nuvažiuoti. O jau praėjo mėnuo, mes galim nuvažiuoti iki Druskininkų. Dar po mėnesio gal galim nuvažiuoti jau iki kokio nors Gdansko ar ten Varšuvos. Ir taip jie domisi žemėlapį. Stebi, kas pirmiausia savo kaimynus artimiausius, iš pradžių savo šalį, Lietuvą žiūri, kur gali nuvažiuoti, paskui stebi kaimynus artimiausius, o paskui galiausiai eina ir į tolimesnius kaimynus. Tai va, parodysiu šitą žemėlapį, kaip jis atrodo paskui. Va, taigi taisyklės - surinkti kuo daugiau stichijų žetonų. Ir jie pabaigoje konvertuosis į kilometrus ir kišenpinigius. Taigi atsiranda toks elementas kaip žetonai. Žetonai, kurie tokie kaip mokymosi valiuta. Ir juos mes padarėm keturių rūšių. Už 4 sritis atsakingi. Tai pirmas paprasčiausias žetonas yra tas fundamentalus žemės energijos, žemės žetonas. Tai yra toks žemės, tai yra taip, už tvarką atsakingas. Tai sakom, kad tu būtum, jeigu jau per pamoką aktyviai dalyvauji, domiesi, netrukdai kitiems, tai jau tu praktiškai nusipelnai to žemės. Ją gauti nesunku. Žemės žetoną vaikam gauti nesunku ir jeigu jie ten neprisidirba, o jie labai motyvuoti neprisidirbti kokiu nors dalyku, nemalonių, tai beveik visą laiką po pamokos gali gauti žemę. Tai yra tiesiog už tvarkingą buvimą ir aktyvų dalyvavimą, domėjimąsi. Ir jie iš tikrųjų dalyvauja ir domisi daug aktyviau, kai atsiranda šitas elementas. Ugnis, pamatysit paskui vertės tų žetonų, tai ugnis yra daug vertingesnė, 4 kartus vertingesnė jos vertė, didesnė. Tai yra jau ekspertinės žinios. Jeigu vaikas demonstruoja ekspertinės žinias, tarkim, padaro testus kažkokius, ar atsako į testus, arba užduotis įsprendžia, arba kažkokią tai uždaro temą iš kokios lietuvių kalbos, ten žino, ten daiktavardį, gali atsiskaityti prieš mokytoją, parodyti, kad jis tikrai žino, tai jisai gali gauti ugnies vieną, o kartais net kelis žetonus. Čia pats mokytojas nusprendžia, kiek jam tų žetonų duoti. Tarkim, už kažkokį tai bazinį lygį jis gali gauti ten 1 žetoną, o už labai labai gerą 2, pavyzdžiui. Matematikoje aš taip darau su vaikais. Jeigu testą padaro iš temos taip pakankamai geram balui, sakysim, 7-8, tai 1 ugnis, o jeigu labai labai gerai, tai 2 tos ugnys, 2 žetonus. Ir įdomu, kad jeigu mažesni vaikai labai vertina visus žetonus, jiems ir žemė ta labai brangi, jie ten gauna, juos fiziškai gauna, juos klijuoja į savo knygutes, parodysiu juos irgi, kaip juos ten atrodo paskui. Tai vyresnieji, žemė čia tokia nelabai svarbu, bet kai paklausiau, o norit ugnies žetonų, tų tikrų gyvų lipdukinių, jie kaip lipdukai yra. Jie sako, ugnis tai jau gerai, ugnis yra aukščiau, jau tie brangesni žetonai tinka, jie juos klijuoja, jie jų nori. Taigi ugnį duodam už ekspertinės žinias, vandenį duodam už kitų vaikų mokymą, už dalinimąsi savo žiniomis ir sakom, jeigu tavo mokinys gali gauti, rodo ekspertinės žinias, kitaip tariant, gali uždirbti ugnį, tai tu gali gauti vandenį, jeigu padedi jam pasiruošti. Tai būna vis daugiau tokių precedentų, kad vaikai nori mokyti vieni kitus. Ne iš karto tai gaunasi, ne viskas iš karto gerai, bet jie stengiasi ir būna tokių precedentų. Ir galiausiai oras, tai yra užduočių kūryba. Užduočių kūryba, tai gali būti užduotys, kurias tu jau kaip ekspertas sukuri kitiems, arba gali būti aplamai kūryba, mes užskaitom oras, tai bet kokia kūryba. Tai gali būti per darbų pamokas, darbai kažkokie, savas projektas su kažkuo susijęs. Jis turi būti jau projekto požymiai, kad jisai būtų vertingas kažkuo, išbaigtas, vertingas, pakankamai sudėtingas, tai per vieną pamoką nepadarysi, o oro per vieną pamoką negausi. Čia reikia daugiau.
intensyvesnis procesas turi būti. Taigi va tokie keturi įverčiai tokie, skirtingų verčių. Ir dabar vat jų yra vertės. Taigi žemės pats pigiausias žetonas, jisai konvertuojasi į 0,5 kilometro. Reiškia, mokyklai aš pridedu, visa mokykla galės nuvažiuoti, jeigu aš gavau žemę, 0,5 kilometro papildomai nuo Patrišių slėnio. Tai gana lengva gauti. Mes labai nespaudžiam tų žemės žetonų. O kišenpinigiais tai yra 10 centų. Ugnis atitinkamai 4 kartus daugiau, tai yra 2 km ir 40 centų, vanduo 4 km 80 centų ir oras 8 km ir euras 60. Čia tokios yra vertės jau. Va, jeigu jūs su vaikais žaisit savo namuose, tai savo vertės galite susikurti savo projektams, ir savo priemonėm šitom. Dabar, ką tai duoda? Tai duoda, mato tą žemėlapis, kuris yra, vaikai ten sukišę nosis į tą žemėlapį nuolat, jie paišo tuos atstumus, jie matuoja, domisi, supranta, kas yra mastelis, kaip jį paskaičiuot, ką reiškia, kodėl ten 400 km ant žemėlapio skiriasi nuo 400 km Google žemėlapiuose. Pradeda suprasti, kad keliais yra toliau važiuoti negu spinduliu tiesiog ant gaublio arba ant žemėlapio. Pradeda tokius dalykus suprasti, kas man atrodo labai svarbu yra. Ir aišku, domisi, kaip sakiau, tas savo geografiją, aplinkinių šalių geografiją, savo šalies geografiją. Mato vis sekančias šalis. Tas žemėlapis įsipjauna į sąmonę ir pasąmonę. Kaip atrodo ta vieta, kur jie gyvena. Kol kas. Tai va, ir vaikai turi pakankamai didelę motivaciją susiburti vardan bendro tikslo. Nors yra ir motivacija rungtyniaujant, kas daugiau tų žetonų surinks, kas daugiau ten tų taškų. Bet matom, kad kadangi bendras tikslas, tai jie džiaugiasi, kai kiti gauna. Vis dažniau džiaugiasi, kad, gavai, tai gerai, mes toliau nuvažiuosim. Jiems svarbu, kad bendras rezultatas būtų geras. Reiškia, mes išlaikom ir tą kiekvieno asmeninę motivaciją rungtyniauti ir būti ne paskutiniu bent jau, daugiau uždirbti. Manau, kad tai yra sveikas dalykas. Tai irgi, ta rungtyniavimo motivacija, jeigu jos nebūna šitam mokykliniam amžiui, jeigu neatsiranda neišgyvenama jinai, tai po to gali persekioti visą gyvenimą ir tu niekaip negali nulipti nuo tos temos ir tau norisi būti vis pranašesniam, geresniam, kai jau senai nebereikėtų niekuo matuotis, jau tu pakankamai esi įrodęs viską ir nebereikia lygintis su kitais geresniais, lieka lygintis, protinga lygintis su savim tik tai, ką vaikam dažnai kartojam. Bet jeigu nebūna patenkintas mokykloje šitam paaugliškam amžiui, prieš paaugliškų amžių, nebūna patenkintas šitas poreikis parungtyniauti ir įrodyti, kad aš esu kietas, kad aš galiu daugiau, aš padariau greičiau, aš nušokau toliau, tai tas atsiliepia paskui. Todėl mes irgi turim sudaryti sąlygas pasportuoti, kad ir tokiu būdu. Čia kaip ir sporto pasiekimai. Taigi yra du tokie dalykai. Vaikų motivacija rungtyniaujant vieni su kitais ir kitas motivacija susiburiant dėl bendro tikslo. Kai abu šitie elementai yra, tai jie labai balansuoja vienas kitą ir neiškreipia paveikslo. Ta sistema tokia tampa sveika, neiškreipta. Va, ir kaip minėjau, motivacija pažinti savo šalies kaimynus, svajoti apie tolimus kraštus ir svajoti apie tolimus kraštus ilgoje perspektyvoje. Juk jie ten gauna tuos žetonus, jie atsigula vakare miegoti, jie svajoja, jau Italiją gal pasieksim, o gal dar net iki Ispanijos, o kiek čia tų mėnesių, o įdomu, jeigu mes taip varysim, kur mes pabaigsim, proporcijas net pradeda suprast. Žodžiu, tokia svajojimo, tokia irgi atmosfera sveika, kuri padeda vaikams. Ir kaip minėjau, neuždarytas, kad sakysim, pabaigsim, jeigu surinksi tiek taškų, tai varysim į Paryžių. Nežinom, kur varysim. Nežinom. Dar neaišku, kas ten bus.
stengsimės, darysim, judėsim palengva ir kaip mums seksis, mėgausimės procesu, nes procesas kartais malonesnis negu rezultatas. Ir paskui žiūrėsim, kaip bus, tai džiaugsimės tuo, ką turim. Tai va tokia istorija. Taip. Ir kokias priemonės naudojam? Mes mokykloje naudojam tokias priemonės. Yra virtuali lentelė, kuri vat, tolimesniam fone, background'e, jinai yra Google Doc'e, kad galėtų skirtingi mokytojai prisijungti. Ir yra gyvos knygutės, kur vaikai gavę žetoną gauna fizinį lipduką, atitinkamai žemės, ugnies, vandens arba oro, ir klijuoja į savo knygutę. Jie turi tokias juodas knygutes su daug puslapių ir jie įsiklijuoja, pasirašo, net datą pasirašo, iš ko gavo, už ką gavo, kai kas pasirašo. Ypač jaunesni tai labai labai vertina tas knygutes, tas procesas jiems labai malonus, jie varto tas knygutes, didžiuojasi jo, žiūrinėja vieni pas kitus, nu tokie kaip tokie stebuklų skrinelės tokios. O ta lentelė, kurią matot, jinai labai paprasta, viskas yra konvertuota per žemę, viskas, vat, jeigu matot, yra, tarkim, kaligrafija Ieva, vat, kūrybininkė mūsų, kur meno pamokas veda. Vaikai sukūrė kažką kūrybiško, vat, 16 žetonų, tai reiškia, kadangi vienas oras tai yra 16 žemių, tai rašom ne vienas oras, o tiesiog 16. 16 žemių taip ir rašom. Ir galiausiai visi tie žetonai sumuojasi. Ir kiekvienas mokytojas turi tokius stulpelius, kur jisai įrašo savo mokiniams tuos visus žetonus. Ir tokiu būdu mes matom tiesiog einamajam momente, kiek, pavyzdžiui, turim kilometrų. Vat, tą dieną, kai aš nufotografavau šitą, padariau screenshotą, buvo 662 kilometrai yra nuvažiuoti. Galim nuvažiuoti šiuo metu. Tai va, tai šiai dienai tiek yra. Nors yra dar vienas apribojimas, kad tai nereiškia, kad vaikai su vaikais nuskrisim tenai į kokį nors į Lisaboną, jeigu ten išeistų, nes yra apribojimas biudžeto. Mes esam taip pat susitarę dėl biudžeto. Tai kilometrai viena istorija, bet biudžetas yra dar kita, nu ir galimybės. Jeigu yra galimybė pigiai nukeliauti, tai mes galim toli keliauti. Bet jeigu nėra galimybės pigiai nukeliauti, lėktuvas brangu, tai mes nukeliausim mažiau. Nu ir ieškosim galimybių. Irgi tas pasiruošimas ekspedicijai labai svarbus, kai pradedam, ten irgi kaip projektas vyksta. O tai kaip biudžetai, kaip mes tilpsim, o ką renkamės, sprendimo priėmimas, pasirinkimas, suderinimas įvairių nuomonių, įvairių poreikių, įvairių norų, vienas nori to, kitas nori to. Labai sveikas tas procesas susitarimo, kad visiems būtų fun, kad patiktų. Ir kažkaip vaikai pernai labai gerai susitarė, atrodė, kad gal ten jie vos turėtų net susimušti, nes vienas nori ten, kitas ten, bet puikiai susitarė, visi buvo laimingi, nei vienas nebuvo nepatenkintas, labai buvo gerai. Tai va, tai ir šitie apribojimai, jie yra, nu, gerai, normalu, nes mes gal į Ameriką norėtume nuskrist, bet, nu, vat, kol kas mes tokio biudžeto neturime. Apie biudžetus irgi pabaigoje pasakysiu, apie ką mes sutarėm su mokyklos mokiniais. Taigi, vat, tokios priemonės siekimui šitam. Nu ir einant į pabaigą, žaidimas prasidėjo rugsėjo 1 dieną, baigsis su mokslo metų pabaiga. Mes kaip ir įpusėję dabar esam tą žaidimą, tai jeigu taip eisis kaip dabar eina, tai turėsim apie tų kilometrų apie 1300 kažkur, nu gal 1500. Paintensyvėja į pabaigą daugiau noro būna rinkti tuos žetonus. Tai va galim 1,5, gal net 2000 turėsim. Tačiau, kaip minėjau, yra sustarimas dėl biudžetų ir mes tėvų apklausėm, kiek jie gali maksimaliai investuoti į tokią ekspediciją savo vaiko. Ir per apklausą paaiškėjo, kad tai yra 200 eurų vienam vaikui. Ir mes sutarėm, kad jeigu tėvai 200, tai mokykla irgi prisidės 200. Tai iš mokyklos bus dar 200. Tai bus vieno vaiko biudžetas 400 eurų. Į tuos 400 eurų mes turim sutilpti su bilietais, kur mes bevyktume, ir su pragyvenimu 2 nakvynėms. Praeitą kartą buvo 2 nakvynės, manau, kad ir užtenka. Maždaug taip.
2 nakvynės. Jeigu gyvensim palapinėse, galim galbūt sau leisti skristi ir lėktuvais. Nors kartais, kaip žinot, būna lėktuvų bilietų labai pigių, jeigu iš anksto žiūri, ten gaunasi ten 50 eurų, net pigiau. Taip pat gali būti į tolimą kraštą ir visai pigiai nuskristi. Todėl mes tų kilometrų per daug ir neriboja. Tėvai gali vykti su vaikais. Nu ir kišenpinigių suma yra tik rekomenduojama. Taip sutarta buvo su vaikais ir su tėvais, kad mes tik rekomenduojam. Tai ne faktas, kad jie tiek gaus. Jeigu tėvai pasakys, kad aš negaliu tau tiek duoti, kiek tu čia tų žetonų pririnkai, irgi perleidžiam šitą iniciatyvą tėvams. Mes rekomenduojam, o jie gali susitarti su vaikais arba padidinti jų tą nominalą arba sumažinti. Jie patys priima sprendimą galutinį, tardamiesi su vaikais. Ir vaikai tai žino, kai vaikai žino taisyklės ir pačioj pradžioj prieš įeinant, tai nekyla konfliktų ir abejonių, ginčų kokių nors. Viskas kaip ir aišku. Na štai, iš esmės ir viskas. Viską ir papasakau. Čia prezentacija, kurią dariau pernai, tai labai paprasta buvo ją parodyti. Ir galim sugrįžti atgal į šitą mūsų chatą. Gal turit kokių nors klausimų? Ar jūs pripratę taip pat tyliai komunikuoti? Kairę ranką parašot ką nors atsargiai ir viskas. Viską girdit. Ar bus nors vienas gyvas balsas šitam mūsų forume? Ir klausimų neturit. Net nežinau, ar jūs girdėjot mane, tiesą sakant, nors lyg parašyt, kad girdit. Tikiuosi, kad jums kažkokią tai vertę sukūrė šitas mano pasakojimas, kad jūs kažkaip tai galėsit pritaikyti, nes žinau, kad viena šeima iš ugdymo šeimoje pernai pritaikė kai kurios dalykus iš mūsų šitos idėjos ir jie ten savo susikūrė taisyklės, savo motivaciją, nu ir labai patenkinti tuo. Kažką panašaus padarė ir sakė, kad wow, ten eina pagaliau susitarti su vaiku, kad gali tai būti. Bet, nu, reikia nepiknaudžiauti, reikia taip atsargiai su tuo, neperlenkit lazdos. Kaip minėjau, labai gerai, kai yra dvi dalys, kai yra kolektyvinis tikslas, kad mes už visus sergam ir aš už save. Abu šitie dalykai turi balansuotis. Tada sveika gaunasi sistema. Jeigu į vieną nulenki, tada gali būti, nu, ne taip gerai. Todėl šeimoje reikėtų irgi atsižvelgti į tai, kad nenubėgti į perkam iš tavęs žinias. Šito reikėtų išvengti, kad nebūtų žinių pirkimo arba ten namų darbų darimo už pinigus. Pabandyti kitaip. Gal bendras laikas kartu kažkoks, tai kas vaikui svarbu taip pat labai. Nu, kažkaip taip. Tai, kągi, malonu buvo pasidalint. Jeigu nėra klausimų, tai aš tada atsijungiu. Ir išjungsim. Nežinau, ar tas įrašas buvo. Turbūt buvo.